Labą dieną. Ritelė klausė, ką aš čia darysiu. Nu ką darysiu? Nu va, pasisveikinimas su visais. Mes su Rita prie jūros. Vakar atvažiavom į Gargždus, į patirčių vakarą. Ir išklausėm labai gerų pasisakymų žmonių, išgyvenimų, sveikatos, kokias problemas turėjo žmonės. Kaip jie sprendė ir kai klausai, atrodo, tiesiog ir patys žmonės tiesiog tą ir sako, kad kartais būna tiesiog neįtikėtini dalykai, bet šitie Neolife papildai veikia. Tai va, ir mes pabuvusios, išklausiusios ir pasikrovusios gerų emocijų likom nakvoti Klaipėdoje. Tai važiavome mes namo, likom prie jūros ir šiandien mes ją lankom jūrą. Taip, Ritelė? Taip. Tai va, man iš viso Neolife'as yra apie emocijas. Ne tik tai paprasčiausiai sėdi automobilį ir važiuoji į kažkokią tai paskaitą, gal kažką tai gąsdina tokie dalykai, pakvietimai į renginius, į paskaitas, į vakarėlius, patirčių vakarus. Bet man tai yra iki tol, kol aš to nepadariau pirmą kartą. Ir dabar mano važiavimai, ypatingai į jūros pusę, man pirmiausiai yra emocija. Susitikimas su jūra ir tas išvažiavimas būna toksai laukiamas. O patirčių vakarai, išskirtinai vakar ir mūsų Eglė, organizatoriai didžioji šitų renginių, sakė, tiesiog įsivaizduokit, kada susirenka 100 ir daugiau žmonių, kas vakar įvyko. Ką tai reiškia? Kai pradžia buvo nuo 8 žmonių, pirmieji patirčių vakarai čia Gargžduose, tai apie kažką tai byloja, kad žmonėm kažko reikia, o šiuo atveju tai sveikatos ir ne tik tai, kad pasiklausai faktiniais kažkokios tai medžiagos, bet tiesiog tu surandi čia sprendimus, kaip tau išeiti iš vienokios ar kitokios situacijos, kai tave paliečia kažkokie tai negalavimai, o jie kiekvieną paliečia. Tai va, o Asta, kodėl tu važiuoji su manim? Ar aš su tavim? Mes abi važiuojam vienas su kita, ar ne? Ir greičiausiai dėl tos pačios priežasties, kad sužinot, papildais ir produktais mes maistinėm medžiagom jau tikrai tikim ir viena ir kitais tikinusiu 100% ir mes juos vartojam. Bet vis tiek kiekvieną kartą dar vis tie susitikimai gyvi nustebina tais dalykais, kad atrodo, mane asmeniškai sakau, liečia, nežinau, manau ir tave taip pat, ne? Kad atrodo, kaip šitaip galima, bet kaip pakelia žmogų, kaip atstato. Kartais reikia, aišku, ir tų maistinių medžiagų daug, saujom, bet kokie dalykai dedasi, tai ir kad mes esam čia su Rita, tai mes labai dėkingos Neolife'ui, kad jisai yra, kad suteikia tokią galimybę ir kiekvienam gali suteikti tokią progą, jeigu jisai tik tai nori. Tai yra kelionė ir gyvenimo kelionė, sveikatos kelionė. Tai va, esmė, kad čia yra trumpas kelias iki sveikatos, jeigu jos nėra. Tiesus kelias. Tiesiog mes dažnai būna ieškom, bet kiekvienas su savo patirtim tokia prieš istorija iki tol, kad tiesiog gerai, tu daraisi tyrimus, gauni atsakymus, bet dažniausiai sprendimo tai nėra. Faktiškai tu lieki vienas su tyrimų rezultatais ir guli kokioje reanimacijoje.
Nu, O taip. sako, aš patirtį va tokią turiu, mano tėtis gulėjo reanimacijos, širdies ritmo sutrikimas, kraujo tyrimus padarė, aš reanimacijos daktarų klausiu, sakau, kaip tyrimai? Nu geri. Tai aš sakau, tai kodėl žmogus reanimacijoje guli? Tai va, tai tokių pavyzdžių, man atrodo, mes kiekvienas turim. Tai tiek trumpai iš Melnragės. Jo. Iš Melnragės. Ir palinkėjimas tiesesnio kelio į geresnį gyvenimą ir į sveikatą. Ką čia galima surasti. Bučkis. Iki.